Mama, galime pagrybauti, labai prašau. Žiūrėjau, daug baravykų buvo. Kiek galima su tais grybais? Aš neturiu laiko, aš dirbu. Bet mama, aš susitvarkysiu kambarį. Ta kambarį ir taip turėjai būti sutvarkius. Paskiau ne ir viskas. Tai išluosiu. Ne. Labuka. Gal norite eiti pagrybauti? Būtų smagu, kaip senais laikais. Mes. Grybaut. Šiais laikais. Į mišką? Pagrybauti. Dabar. Ne. Sveiki, šiandien ieškosime, kaip ir kasdien, užburtame miške, kuris mums padeda rasti tai, ko reikia. Taigi, šiandien mes ieškosime savo didžio kažko. Tu ieškai? Gerai. Ateime. Sėkmės, ką ieškosi? Knyga. O tu? Kągi? Radau. Sėkmės. Radau. Žiūrėkit, radau. Eina savo saiką, pagaliau radau. Ate. Gal kažką radai? Ko? Radai kažką? Niekada nieko nerandu. Tai čia tavo ne pirmas kartas? Ne. Tikriausiai ne paskutinis.
Kai nori eit kažkur, čia niekada nieko nebūna. Truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš, iš nuotraukų tyliai žiūrės, kai kas kart vis atrasi save, kai švelniai tave glamonės, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš. Iš nuotraukų tyliai žiūrės, bet bus taip toli nuo tavęs, kai barbens į palangę lietus, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš, kino teatruose arklius nušaus, prie pat pirmutinės eilės, o tamsoj nusiminę žiūrės, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš, kai manęs pagaliau nebebus, kai kalbės tau prasmingus žodžius, kai šypsosis, nes viską supras, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš. O tai ko tu ieškoji? Nebesvarbu, vis tiek jau radau.